Sveiki atvykę į Time Club lietuviško apžvalgų kanalą. Su jumis jau eilinį kartą sveikinasi Gediminas. Ir jau antrą kartą iš eilės pristatome Citizen firmos gaminius. Šį kartą iš karto du didelio populiarumo susilaukia Toyota automatiniai modeliai. Abu parduodami juodose kartoninėse dėžutėse. Jos pakankamai paprastos, tačiau tvarkingos. Pirmasis spalvingų geltonų ciferblatų modelio referencinis numeris NJ0150-81Z, išleistas dar 2022 metais Japonijoje, tačiau kitur pasaulyje pristatytas 2023 metais. Tuo tarpu antrasis laikrodis žaliai mėlynos spalvos ir titaninio korpuso referencinis numeris NJ0180-80X pristatytas šiais metais ir dar yra visiškai šviežias. Laikrodžio išvaizda perdengia dres ir laisvalaikio stilius. Jose susilieja klasikinio dizaino bruožai, taip pat kiek agresyvesni sportiški elementai. Abiejų laikrodžių korpuso forma primena Tissot PRX modelį. Laikrodžių diametrai beveik identiški 40 ir 40,5 mm. Dėl skirtingai integruotos apyrankės laikrodžio aukščiai šiek tiek skiriasi 45 ir 43 mm atitinkamai. Pirmojo plieninis korpusas, antrojo titaninis. Stikliukai safyriniai. Abu turi permatomus galinius dangtelius, po kuriais matomi Citizen Miyota automatiniai mechanizmai. Apie jos truputį vėliau. Storiai beveik identiški, apie 12 mm. NJ150 modulio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, labiau suapvalintas, vyrauja pilnai poliruotas apdirbimas. Tik iš priekio turime vertikalų šlifavimą. Vandens atsparumas 50 metrų. Tuo tarpu NJ180 modelis pagamintas iš titano. Korpusas yra labiau briaunuotas. Vyrauja šlifuotas apdirbimas, tik aplink ciferblato žiedą turime poliruotą apdailą. Šio laikrodžio vandens atsparumas 100 metrų. Abu laikrodžiai puikiai žiūrisi ant riešo. Geltonojo Citizen ciferblatas labiau klasikinis, neperkrautas. Turime Citizen užrašą po 12 val. Ir Automatic virš 6 val. Ciferblatas ir rodyklės primena Rolex Oyster Perpetual dizainą. Ciferblato danga turi nestiprų šviesos išsklaidymo efektą, angliškai Sunburst Effect, kuris labiau matomas esant stipresniam apšvietimui. Pailgos metalinės valandų žymės užpildytos švytėjimo medžiaga, sudvigubintos ties 12 ir 6 valandomis. Metalinės rodyklės su baltais intrapais yra gana ilgos ir lieknos, atrodo elegantiškai. Jų skaitomumas geras. Data ties 3 valanda su didinamuoju stikliuku, kuris angliškai vadinamas Cyclops. Skonio reikalas, bet man šis stikliukas tik išbalansuoja laikrodžio simetriškumą. Korpusas elegantiškas, tiesa storokas, beveik 12 mm. Kronėlė ties 5 valandą, įleista į korpusą. Įleista tikrai per daug. Atrodo elegantiškai ir gražiai, tačiau susidurime su problema, kad labai sunku ypač stambesniais pirštais laikrodį prisukti, taip pat ištraukti karūnėlę laiko nustatymui. Laikrodžio išvaizda labiau klasikinė, nors korpusas, o ir ypatingai linksmesnė geltona spalva, suteikia jam sportiškesnį laisvalaikio stiliaus prieskonį. NJ180 modelio korpusas pagamintas iš titano, su Duratec TIC padengimu. Deklaruojama, jog titanas 5 kartus kietesnis ir yra atsparesnis įbrėžimams nei plieninis korpusas. Tuo pačiu yra lengvesnis. Šio modelio korpusas labiau briaunuotas, sportiškesnės išvaizdos. Krūnėlė ties 3 valanda. Yra šiek tiek įleista į korpusą, bet ją apčiuopti nėra sunku. Ciferblato spalva gana sunkiai nusakoma žaliai mėlyna, angliškai įvardinta kaip teal. Kartu su nelygia ledo paviršiaus efekto tekstūra sukuria įspūdingą vaizdą ir skirtingą atspalvį priklausomai nuo apšvietimo. Maža sekundinė rodyklė kartu su skale patalpinta tarp 4 ir 5 valandų, šalia datos, kas kažkiek sugriauna simetriją ciferblate.
Užrašas Automatic Titanium virš 8 val. Kiek kompensuoja simetriją, tačiau ciferblatas nuo to tampa tik įdomesnis. Valandinė ir minutinė rodyklės yra stambesnės nei geltonojo laikrodžio, o jų forma primena kalavijus. Laiko skaitomumas geras. NJ180 modelis yra agresyvesnės išvaizdos, nors išlaiko ir klasikinio dizaino elementus. Abiejų laikrodžių varikliukai paties Citizen gaminami Miyota 8200 bazės automatiniai mechanizmai. Atitinkamai Miyota 8210 ir 8213. Jų charakteristikos identiškos: 3 Hz, 21 akmenukas, 40 valandų eigos rezervas. Abu hackable, tai yra sekundinė rodyklė sustoja ištraukus karūnėlę į laiko nustatymo poziciją. Skirtumas toks, jog pirmasis turi centrinę sekundinę rodyklę, o antrasis mažą sekundinę rodyklę. Tai pradinio lygio automatiniai mechanizmai, tačiau yra gerai užsirekomendavę, patikimi ir pakankamai tikslus. Tiesa, rotoriaus darbas yra ganėtinai garsus, o nuo stipraus sukratimo kuriam laikui sustoja sekundinė rodyklė. Abiejų laikrodžių švytėjimo efektas vidutinis, išlieka skaitomas iki 15-20 minučių. Tiesa, NJ80 modelio rodyklė storesnė su platesniu švytinčios dangos intarpu, tad jų švytėjimas išlieka matomas kiek ilgiau. NJ150 modelio išleistos 5 spalvos. Šalia geltonos yra mėlyna, šviesiai mėlyna arba Tiffany, žalia ir juoda. Tiesa, dar yra begalė šio modelio modifikacijų. NJ151, NJ153, pantoninių spalvų NJ158 ir 159. Visas spalvas sunku net ir išvardinti. Faktas, kad tikrai yra iš ko rinktis. NJ180 modelio galima rinktis iš 6 spalvų. Mėlyna, mėlynai žalia, kaip pačiame video, šviesiai žalia, balta, tamsiai pilka ir šviesiai rusva. Manau, tik laiko klausimas, kada bus pristatyta daugiau šio modelio spalvų. NJ150 laikrodžio taip vadinama President stiliaus apyrankė sudaryta iš 3 pusapvalių narelių, kurių kraštiniai nareliai yra smulkiai šlifuoti, o vidurinis pilnai poliruotas. Apyrankė naudoja dalinai integruotą jungtį su korpusu, tad pakeitimui ne tik standartinės apyrankės. Užsegame sagtis su fiksacija standartinė su Citizen įspaudu. Turi 3 mikropozicijas tikslesniam priderinimui. Bendrą apyrankės kokybę vertinčiau kaip vidutinišką. Pačių narelių apdirbimas geras, bet tarpusavėje sujungti netampriai, juntamas laisvumas, jį gana stipriai žvanga. Apyrankė atrodo pakankamai solidžiai, puikiai tinka prie bendro laikrodžio dizaino. Citizen galbūt galėtų čia labiau pasistengti, bet šiame kainų lygyje labai pykti negali. Tuo tarpu NJ180 modelio apyrankė sudaryta iš vientisų briaunuotų titaninių narelių. Narelio apdirbimas smulkaus šlifavimo kaip ir korpuso. Patys nareliai nors kampuoti, tačiau jų braunos nėra aštrios, suapvalintos. Tarpusavėje per jungtis nestringa. Apyrankės jungtis su korpusu kaip ir ankstesnio modelio yra dalinai integruota. Sagtis taip pat titaninė, su dviejomis mikropozicijomis. Bendras apyrankės įspūdis geresnis nei geltonojo modelio. Nareliai sujungti tampriau, turi daug mažiau laisvumo. Kągi, palyginkime laikrodžius vieną prieš vieną. NJ150 labiau klasikinio dizaino modelis, prieš agresyvesnius dizaino elementus NJ180 modelyje. Plieninis korpusas prieš titaninį korpusą. NJ180 modelio korpusas atsparesnis įbrėžimams ir turi didesnį atsparumą vandeniui. NJ150 modelis išleistas anksčiau. Šiuo metu turi gerokai daugiau modifikacijų ir įvairių spalvų ciferblatų. NJ180 modelio geresnės kokybės apyrankė. NJ150 su dedamuoju stikliuku virš datos. NJ180 modelis brangesnis. Kaina atitinkamai apie 280 ir 400 eurų. Kągi, metas apibendrinti. Pirmiausiai pliusai ir jų yra daug. Turime labai gražius, puikiai suprojektuotus ir išpildytus originalaus dizaino laikrodžius. Labai geras kainos ir kokybės ir charakteristikų santykis, įskaitant safyrinį stikliuką šiam kainų segmentui. Labai daug spalvų ciferblatų variantų, ypatingai NJ150 modelio. Abu laikrodžiai puikiai tinka tiek prie oficialios aprangos, tiek laisvalaikio veikloms. Titaninis NJ160 modelio korpusas ir Duratec TIC danga užtikrina padidintą atsparumą įbrėžimams.
o su 100 metrų vandens atsparumu galite drąsiai plaukioti ir nardyti. Vidutiniški dalykai. Laikrodžių švytėjimo efektas yra vidutinio stiprumo, išlieka matomas iki 20 minučių. NJ150 modulio apyrankė atrodo gražiai, tačiau tarpusavyje sujungti nareliai yra gana laisvoki, gana stipriai žvanga, kokybė vidutiniška. Naudojami MIOT 8200 linijos mechanizmai yra pakankamai patikimi ir tikslus. Tiesa, sukdamasis rotorius dirba gana garsiai, o sukrėtus laikrodį sekundinė rodyklė kuriam laikui sustoja. Neigiami dalykai. Vienas iš nedaugelio tikrai negerų dalykų yra NJ150 modelio dalinai paslėpta karūnėlė. Labai sunku ją apčiuopti ir netgi su mano smulkiais pirštais. Jau nekalbu apie stambesnių pirštų savininkus. Tiek poliruotas plieninis, tiek titaninis korpusai labai traukia pirštų anspaudus ir tepasi. Abiejų laikrodžio apyrankės yra dalinai integruotos su korpusu, tad pakeitimui ar paįvairinimui netik standartinis. Na ir dar noriu paminėti subjektyvius minusus. Nesu ciklopų mėgėjas, mano manim didinamasis stikliukas virš datos yra bereikalingas ir tik sujaukia bendrą vaizdą. Man norėtųsi bent 1 mm plonesnio korpuso. Aš manau, tą pasiekti tikrai buvo įmanoma. Kai kuriems apžvalgininkams, o ir naudotojams kliūna šiek tiek asimetriškas NJ180 modelio ciferblatas, nors mano skoniui tas kaip tik suteikia įdomumo. Abu modeliai atrodo puikiai ir tikrai verti dėmesio. Tačiau jei reiktų rinktis vieną, aš pasirinkčiau naujesnį NJ180 modelį. Jis yra įdomesnio dizaino, spartiškesnės išvaizdos, su titaniniu korpusu. Taip pat žaliai mėlyna ciferblato spalva su ledo tekstūra atrodo labai žaismingai. Tiesa, ši versija yra brangesnė. Geriausiai būtų įsigyti abu. Na, o šiuos Citizen ir daugybė kitų gamintojų laikrodžių rasite elektroninėje Laikrodžiai LT parduotuvėje. Kviečiu apsilankyti ir pasinaudoti 20% nuolaidos kodu GEDINS. Tikiuosi neprailgo žiūrėti ir klausyti. Jei apžvalga patiko, prašome paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Laukiame komentarų bei pasiūlymų. Dėkui, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Ate.